Norint išlaikyti 70 000 žmonių dėmesį, dirbti tikrai reikia daug. Aš tau jums sugarsiu, tu negirdi, paskui. Žinai ką, aš galiu gyvenimo daugiau daryti, negu spaudyti mygtuką. Man reikia nufilmuoti šiandienos outfitą ir taip... Jam būna stresas, kaip sakyt, ten kokia kavinė priešais ir pusė žmonių ten pradeda spaksoti tave. Prie manęs priėjo vaikinas, jisai atsisėdo, išsiėmė telefoną ir sako, žiūrėk, mano draugė tave seka ir dabar ką tu turi padaryti, tai jos bus gimtadienis po kažkiek dienų, tai va jungiu aš tau viską, tave seka, tu ją sveikini šičia. Jeigu rimtesnį kuri akauntą, nu tai 10 000 per mėnesį. Va tuo darbo indėliu, sakykime, tu ten skiriai ten 2, 3, 4 ar 5 valandas, kad tu pasieki ten 10 000 žmonių, tai tas irgi yra, wow. Sveikos, ar sveiki? Šiandien tema yra tamsioji socialinių tinklų pusė. Iš influencerio pusės. Aš nežinau, ar aš esu influencerė. Aišku, influencerė. Bet mes turim apie 70 000 auditoriją Instagrame, su kuria aš tvarkausi kiekvieną dieną. Tada turim labai fainą augančią bendruomenę YouTube. Ačiū jum. Ir dar turim TikToką kokius 7 000. TikToką dar tik pradėjom porą mėnesių. Tai va. TikTokas pats nefainiausias. Bet čia mes fainiausias, kaip tik fainiausias. Iš heito pusės. Lengvesnis turinys, mažiau. Mindaugas 10 metų jaunesnis, tai jam labiau patinka TikTokas, nes jis toks gal šiuolaikiškesnis. Aš esu asmeniškai, man patinka Instagramas ir aš pasakysiu kodėl. Bet apie viską iš eilės. Šiandien tamsioji socialinių tinklų pusė, kaip nukala heitas, ar nenukala, ane? Kiek reikia įdėti darbo? Kiek kas kainuoja? Viešumo kaina. Bet bet ir daug pliusų yra. Daug kas nori pozityvą. Kaip jūs norit? Ar kad būtų pozityviau ar negatyviau? Nes šitas darbas, kaip ir kiekvienas darbas turi savo pliusų, minusų, bet tie pliusai, kam įdomu pliusai? Aš gal tik vieną pliusą pasakysiu iš savo pusės, kad šiaip Instagramo kūrimas ir socialinių tinklų, kas ką padarė, tai vis tiek kažkaip gyvenimą mūsų, mano supratimu, padarė spalvingesnį. Aš irgi galiu pasakyti, gal tie pliusai ateis kažkaip kalboj iš konteksto, bet bendrai paėmus pliusų tikrai yra daug. Aš atrodau gražiau, esu labiau pasitempus. Pavyzdžiui, pastoviai turiu tą tokį įkvėpimą, kad turiu kažką kurt, kad negaliu stovėti vietoj ir aišku finansinė grąža. Ir dar tas, kad galim keliauti. Galim važiuoti kur norim ir važiavimas ir keliavimas tik tai prideda. Nes jeigu daugiau keliauji ar kažkur važiuoji, tai būni įdomesnis, keli žmonėm daugiau emocijų, kyla peržiūros ir tada turi tokį dar geresnį, artimesnį ryšį su auditorija ir augimą. Ką aš darau, Rūta yra labai matomas, o aš dažniausiai stoviu už to telefono ir ją filmuoju arba pafotkinu. Arba jeigu turim videografą arba fotografą, tai tada aš tiesiog stoviu ir laikau tašę. Tai iš tikro, mano pozicija man nepatinka, aš mieliau to nedaryčiau. Vargšas fotografas. Tas mygtuko spaudinėjimas. Žinote, aš sakau su sarkazmu. Iš tikrųjų, norint išlaikyti 70 000 žmonių dėmesį, dirbti tikrai reikia daug. Ir pavyzdžiui, toks dalykas yra, kad Instagrame, kaip ir dabar daug kur labai socialiniuose tinkluose, pagrindinė komunikacija yra per vizualą. Tai tu turi turėti stiprų vizualą, kuris galėtų tau padėti komunikuoti su auditorija, nes tai, kad ten tu kažką pasakai, papasakojai, jau žmonėm nelabai įdomu, jie nori pamatyti vizualą ir jau patirti kažkokių emocijų. Tai šitą padaryti yra gana sunku ir tą fainiausia galima padaryti tada, kai šalia tavęs esantis žmogus, nes tu kaip ir darinėsi savo realį. Aš fotografą, Pažilinską, tai bet... Pats įdomiausias turinys yra tikras toks turinys, kai tu gali nufilmuoti, kas vyksta, tu gali pasidalinti savo realių gyvenimų, tada žmonės vaibina su tavim, jiem irgi kyla emocijos, bet tam, kad aš galėčiau tą padaryti,
Tara, prieš jūs yra Aš, žinot, operatorius Mindaugas Šimelskis. aš geriau linkęs susimokėti, kad atvažiuoja, pafotkina, aš tą tašę palaikysiu ir nuvešiu. Bet tada nukenčia turinys. Jeigu jisai pradeda kažką vaidinti ir nebenori filmuoti, arba sako, ne, aš tau nepadėsiu, tai tada nukenčia mano komunikacija. Tada mažiau padarai, nes tada užtrunka ten kol tiesiog tada nelabai galiu komunikuoti, nes jeigu aš tik tai dėčiau į Instagramą savo gyvenimo momentus, kuriuos gali užfiksuoti videografas arba fotografas, tai mes tada prarastumėm tą artumą, kurį mes turim. Tai Mindaugo pati nefainiausia, tamsiausia dalis yra mygtukas. Ir šitą kažkaip mėgsta žmonės pasijuokti. Sako, o, jisai ten ne visada filmuoja. Ir... Taip yra. Toks, taip. Bet tai ką tau tipo tas gėdingas dalykas? Ar gėdingas, ar užknisantis? Negėdingas, užknisantis. Aš mieliau, nežinau. Va, pavyzdžiui, aš moku montuoti, tai aš pamontuoju, man ramiai atsisėdi prie kavytės, man kažkaip tas nekelia tiek tokio... Aš parodysiu, kaip tas atrado. Pasisuk. Nu, jo. Aš tau jums sugarsinis, tu negirdi, paskui. Žinai ką, aš galiu gyvenimą daugiau daryti, negu spaudyti mygtuką, atsistojant. Ir tada jisai... Jau matau, kad pasiekėm ribą. Sakau, tu mažinai kavos, atsiger. Šiandien daugiau nereikės. O taip vyksta viskas. Aš tikrai mieliau šitą nedaryčiau, bet aš suprantu, kad, vat, kaip Rūta sakė, sunkiau tą bus išjudinti. Čia nėra, kad tu taip gyveni ir visą savo gyvenimą filmuoji ir visą kitą, bet kai tu turi auditoriją, tai tu tą auditoriją įtrauki savo gyvenimą ir tiesiog tam, kad juo galėtum dalintis, turi būti kitas žmogus. Ir, vėl, čia kaip ir iš tų tamsiųjų pusių, kad kiekvieną dieną turi sugalvoti kažką įdomaus, kažkokio sukurt naudingo. Ja. Žinot, anksčiau, pavyzdžiui, socialiniai tinklai buvo tokie, kad flexingas būdavo toks populiarus dalykas, kad užtenka parodyti, kiek tu turi, kokį ten tavo rankinukai, kur tu gali savo leisti atostogauti, buvo toksai etapas. Paskui atėjo ten kažkoks dar kitas etapas. O dabar yra būtent toks etapas, kai tu turi kelt žmonėm emocijas. Jie turi pažiūrėti tavo ten 10 sekundžių video ar 15 ir jie turi gauti ir naudos, ir emocijų, ir užsibustinti, ir užsiturbinti, ir pagauti vaibą. Ir ten tas mūsų, kaip sakyti, sekėjas yra toks pakankamai išlepęs dėl didelio informacijos kiekio ir mums reikia jį... vis sunkėja, sulik kiekviena diena sunkėja. Tas įtraukimas žmonės tikrai taip daug gauna to turinio, tai jį padaryti įdomu, kad žmogus žiūrėtų, tai yra didelis darbas iš tikrųjų. Šitas yra didelis. Ir didelis angliškai demandas ant pačio influencerio, kad jį išlaikyti. Ir tas vėl dar viena tamsioji pusė, tas kainuoja. Ir tas kainuoja daug. Dabar nėra, kad ten... Prie to išlaikymo tu galėsi, Mindaugas visada nori kalbėti apie kainas ir mes papasakosim, kiek mums kainuoja tų socialinių tinklų išlaikymas, bet aš truputėlį noriu grįžti prie to, kad ypač dabar, ten, žinot, jeigu anksčiau užtekdavo padaryti reelsą ir parodyti, kaip tu ten rengiesi iš ryto, tai dabar žmonės nori, kad tu parodytum 5 outfitus vienu metu arba... Per 15 sekundžių, dar geriau per 10. Jo, kaip tu ten persikeli iš vieno kontinento į kitą ir dar kūrybiškai, ir dar įdomiai, ir dar geriausiai, kad su visa šeima. Ir tas toksai, ir visi būtų panašiai apsirengę. Tai va, tai tas demandas toks jisai yra didelis ir aš, pavyzdžiui, paskutiniu metu tikrai lengvai nueinu į tą tokį perdegimą, nes man patinka socialiniai tinklai, man patinka tas mano balsas, man patinka, kad aš turiu, kaip sakyt, įtaką kažkokią ir aš galiu kažkaip prisidėti prie, nežinau, Lietuvos žmonių požiūrio, man tas fainai. Bet yra kita pusė, kad yra tas spaudimas, kad tu turi būti įdomus. Dabar, kas reiškia įdomus Instagramai? Jeigu iš tokios kūrėjo pusės aš jau jums papasakojau, kad turi kelti žmogui emocijas. Kiti dalykai, kurie gali būti įdomus, kas yra skandalai, konfliktai. Bet šitas turi savo kainą. Pavyzdžiui, jeigu nori būti įdomus, galėtum skandalintis. Pavyzdžiui, ten įvyko kažkas nefaino, kas tikrai vyksta kiekvieną kartą gyvenime. Dar jeigu ant tas užstumė kažkoks didesnis influenceris,
tai gali imtą kaip tokia, wow. Jo, ir sukti. Tau nutiko geras dalykas, ant tavęs kažkas užstūmė, tu darai atsakomą į video ir tas generuoja daug žmonių dėmesio. Ir kiti to daro, bet tas toks, man atrodo, labai trumpalaikis dalykas. Ir ant to gali paauginti auditoriją, bet dar yra tokia įdomi vieta, kad ko tu nori iš savo auditorijos. Man, pavyzdžiui, patinka, kaip pas mane yra faini žmonės, kaip man įdomu su jais bendrauti, nes susirašinėjai praktiškai visą dieną. Paskui pradeda skaudėti. Tai va, ir man dar kas svarbu, kad mes tai žmonėms, su kuriais aš leidžiu kiekvieną dieną, kad mes su jais turėtumėm kaip ir panašų vaibą. O jeigu pradedi dalintis ten, su kuo pykstasi, tai labai pritraukia daug tokių žmonių, kurie tiesiog ateina užsipumpuotom negatyviom emocijom, nes jas tokias lipnios labai. Tai va, tai downside'as yra toksai, kad aš labai nusitaškau bandydama galbūt įdomi ir aš tada nežinau, kaip tą padaryti. Ir jeigu tu ilgesnį laiką žmonėm neparodai kažko įdomaus arba nesukelia emocijų, tai tada jie tiesiog pradeda tą mažiau žiūrėti ir tu pradedi praradinėti ryšį su sekėju. Ir tada Mindaugas sako, tai kaip tau sekasi, sakau, prastai. Nežinau, sakau, reikia tada ar kažkur važiuoti, ar kažką daryti, ar kažkokį iššūkį pradėti, nes žmonių dėmesį sunku išlaikyti. Ir man, jeigu reikia filmuoti namuose, jo, jei pats didžiausias būna toks. Sakau, aš tiesiog negaliu įsijungti telefoną ir vėl stovėti prie lango. Rūta šiaip yra perfekcionistė, jinai nori viską padaryti, kad būtų ne 10, o 11. Man tai yra 8 užtenka. 6. Tai aš sakau, namie gerai, arba mašinai gal kažką, tai jinai labai supyksta. Ir jo, jinai pati iš savęs, jinai nori vis geriau ir įdomiau. Ir jo, tai šitas mane nukala ir aš tada prastai miegu ir tada pasidarau tokia labai nelaiminga ir išsitaiškis. Tai čia yra minusas. Dabar kaina. Mes prieisim prie to, kiek kainuoja turinys. Apie kainas mėgsta kalbėti. Mindaugas, tai aš galiu, žinok, ramiai paimti, atsigerti vandens, nes aš žinau, kad tu išsivesi. Galiu išsivesti. Kaina labai, žinot, priklauso, ar mes keliaujam, ar ką darom, bet, viskas kainuoja. Rūbai kainuoja nauji ir turi jie ten eiti kiekvieną savaitę naujas kažkoks dalykas. Tos pačios kelionės, tai mes čia, jeigu rimtesnį, kuri akauntą, tai 10 000 per mėnesį skaitant ir, sakau, ir kelionės, ir žmonių darbą, ir viską, tai Mindaugas bando pasakyti, kad tas yra brangu ir brangėja. Kiekvieną dieną brangėja. Taip. Tai pigiausias turinys yra toksai, kai tu ten repaustini kokį heitą ir ant to bandai kažką įsukti, bet jeigu tu nori ten būti naudingas, duoti merginom idėjų, kaip gražiau rengtis, kaip painiau dažytis. Kaip gaminti, pavyzdžiui, ten receptai, viskas kainuoja ir laiko prasme, kiek kainuoja. Tai va, jeigu tu nori būti įdomi, tai tas nėra, kad tu čia pasimsi telefoną, filmuosi ir bus labai įdomu, bet jeigu tu norėsi būti įdomus, tu turėsi išleisti nemažai. Prieš jūs yra žmogus, kuris nefiksuoja heito. Aš esu ta jautruolė, kuri prisiskaito heito, prisiskaito, kad žmonėm nepatinka ir tada suka, vaikšto po žalyną, tada įsipila taurę vyno, tada nuskrinšotina draugį, tada bla. Tai aš esu žmogus, kuris yra imlus heitui ir mane tas būna, kad nukala. Mindaugui, aš sakau, ar buvo heito komentarai ten kokie nors. Jisai ten skaito YouTube komentarus. Aš neatsimenu. Jisai sako, aš nuoširdžiai neatsimenu. Tai va, tai šitas dalykas jo. Bet turiu labai pagirti, ypatingai Instagramo platformą, tai labai sutvarkytas su heitų reikalas, nes vieną kartą užblokuoju žmogų ir jis tikrai nebegali sukurti papildomų akauntų ir negali tau kapsėti. Priešingai negu tik tokia. Jeigu aš, pavyzdžiui, norėčiau save padrošti, tai aš tada įdėčiau anoniminiai klausimai. Jeigu tu įdėdi anoniminius klausimus, tai tada visi sako, kodėl tu ten tokia šlykštė ir ten, tada jau jie varo, taip, kaip sakyt, atsiveria tas tikrasis, kai jie žino, kad jie nematomi, tada jie gali... Ir kad tu skaitysi. Ir tai, kad tu skaitysi.
Tai, kad tu skaitysi tos komentarus, tai žmonės labai veža. O tau nieko netėjo prasti komentarai? Nu, kol kas nieko, matai. O tu skaitai apie save blogus komentarus? Taip. O tai tu googlini save, man tokios blogi komentarai? Ne, negooglinu. Bet, nu, žinai, aš esugi nuėjęs ir tas forumas visokius ir taigi ateina kokių ten, žinai, žinučių man. Bet tau nieko visai? Nu, ne. Tai Aš tiesiog, žinot, ne, tai gal tuo momentu paskaitai galvoju, kažkaip, nu, ten ar ištrini parbalkoju ir aš kažkaip einu prie kitų dalykų, tai nėra, kad aš įsuksiu background, aš kažkaip tikrai nuoširdžiai pamirštu, kad apie tai reikia galvoti. Tai... Aš, pavyzdžiui, žinau, ką aš vadinu heitu, aš pasakysiu, pavyzdžiui, ten kartais, nu, einu per kokius sveikatos reikalus, ne, ten moteriški kokie patikrinimai. Ir jeigu aš pradedu ten, nu, jau išeini ten koks visas, kaip sakyt, įsiskaudinęs dėl savo rezultatų, netikras dėl savo ateities, ne, ten moterim, tai gimdos kakleliai, vėžiai, ten tie tyrimai. Ir aš tada galvoju, o, įdomu, kaip kitos moteris to tvarkosi. Tada aš paruošiu ten kokį nors storiuką arba storiukų seriją ir man pradeda, žinot, o ten mano mirė, o tu žiūrėk taip, o tu ten... Bet čia ne heitas, čia empatijos nebuvo. Čia ne heitas, bet... Toks heavy, jo, tas nukala. Moteris tiesiog pradeda kažkaip pasakot baisiausius įmanomus scenarijus ir mano tada galva, va, taip visai įsipučia. Ir tam, kad aš pajaučiu ryšį su žmonėm, ar išgryninčiau, nes aš kartais apklausiu moteris ir paskui aš jom padarau tokias santraukas vertingos informacijos. Tai, kad aš tą santrauką padaryčiau, aš turiu prisivalgyti daug visokio... Emociškai sunkus dalykas, ypač jeigu tu dar esi... Jeigu dar ypač esi tokioj duobėj, sakykim, ar emociškai, ar va sveikata kažkas, ar su vaikais kažkas, o Dieve, tai tau ten prirašys, taip užkraus, ar specialiai, ar ne. Čia klausimas ir tada tu toks, tada jau galvoji, ar man dalintis iš šitų dalykų, ar ne. Pavyzdžiui, ten va dabar mano dukrytė buvo susirgus, labai staigiai pradėjo kilti temperatūra, ten, nežinau, 39,5 per kokią porą valandų ir aš buvau labai išsigandus ir aš taip galvoju, kaip norėčiau pasidalinti su moterim, nes, nu, daug yra moterų, kurios, nu, tikrai žino, kaip tą sutvarkyti ir čia mes tokį nešam didelį išminties lobyną, bet aš žinau, kad jeigu aš įdėsiu vieną storiuką, dar nedaug Dieve su vaizdu arba su termometru, kaip jaučias mano dukra, tai man bus tokia baisi liga, mano vaikas ten vapšė, ten vos nemirė arba ten... Ir tada aš pati nebegalėsiu pasirūpinti savo vaiku, nes aš iš 20 000 moterų gausiu tokį srautą informacijos, kurios man iš tikrųjų net nereikia, kuri mane susilpnina, kuri yra visiškas trešas ir nevertinga. Tai va, tai tas mane nutaško emociškai ir aš tada geriu valerijono arbatos arba dar kažką. Ir paskui pykstu ant savęs, galvoju, tikrai galėčiau ir pasidalinti, ir sukurti, nežinau. Įdomesnį turinį, bet kartais negali to daryti, nes nenoriu aš pati save nudaužti. Nu ir pats nebūni tikras, kaip ir tada vėl gali labai sumėtyti. Jinai tokia nulėpus, aš ją laikau ant rankiečių, man plėšta širdis. Ir aš tada galvoju, jau aš pati esu labai pažeidžiama ir tam, kad aš pasirūpinčiau ten ir savo šeimą ar vaiku, tiesiog tada to nedarai. Ir geriau jau galvoju, padarysiu Zara unpackingą, negu kad... Nes ta kaina, kurią aš turėčiau sumokėti, man jinai yra per didelė. Dar prie fotkinimo galim grįžti. Pavyzdžiui. Tau skaudu, ne tai? Nu, ne to, kad skaudu, bet vis tiek. Mes buvom vakar kaviniai ir aš vis tiek plius minus žiūriu, ten atsisėda 2 merginos ir tu niekad nežinosi, ar jos paims ten telefoną ir pradės tave fotkinti ir paskui neaišku, kur kels. Jo. Ir tada vis tiek tu tokia akį laikai aplinkui žiūri, kas vyksta aplink. Jeigu dar tada Rūtas atsistoja, sako, man reikia nufilmuoti šiandienos outfitą. Ir taip, tu jau matai, kaip sakyt, ten kokia kavinė priešais ir pusė žmonių ten pradeda spaksoti tave, tai toks... Bet čia Lietuvoje, žinok, šitas dalykas yra toks labai lietuviškas, užsienį daug lengviau, nes Lietuvoje tikrai tų spoksančių ir tų vertinančių tikrai yra daug,
Dabar mes renkamės tokias vietas, kur jų būtų mažiau, nes tada tiesiog galima sukurti fainesnį turinį. Mes dabar su fotografė buvom tokiuose smėlynose, visai nėra žmonių. Ir taip fainai praleidom laiką ir tokio gero turinio parašėm. Ir man faina buvo tašę laikyti. Tašę laikyti. Aš paskaičiau ten kažką visai smagiai buvo. Pats vaibas buvo fain. Tai vat, čia gal ta šviesioji pusė, kad toks mes atsidūrėm toj vietoj ir taip, čia kažkas. Kartais būna faina, bet tas darbas, kai žmonės su tave žiūri, nėra, kad Lietuvoje tu galėtum padėjai telefoną, nufilmavai, ten kažką užrašėjai ir idėjai. Į tave žiūri, dar tave žaidžina. Dar perfilmavimas. Nėra, kad iš pirmo karto gim. Iš ketvirto. Tai tas toksai būna judgingas žmonių. Paskui, tai apie šitą pasidalinom. Žinot, kaip pavyzdžiui, jeigu mes nuvažiuojam filmuoti kokią populiaresnę vietą arba pafotografuoti, tarkim, tokią kaip Vienybės aikštę, tai aš paskui gaunu video į telefoną, nes kiti žmonės mane prisifilmavo, arba ten daro kažkokį bairiuką, arba ten memai nauji gimsta, arba ten vos ne kaip tau paputė vėjo suknelę. Aš labai būnu įsitempus, kai būnu viešoje vietoje, nes ta informacija, jinai paskui atkeliauja į internetą. Patyčių formatą ir niekad nežinai ir taip nesmagu, kad jinai visada sėdi. Viešumo kaina dabar jinai kažkaip pasijautė paskutinius gal porą metų, ne? Prieš tai, kol mes buvom mažesnis, toksai akauntas, kol gal mažiau ėjau į televizijos laidas, šito nesijautė. Bet dabar kažkaip buvo to. Dabar vasarą tai labai gerai. Aš, pavyzdžiui, net galiu nueiti į Akropolį ir... Nebus kas... Ir nebus. O kas tau būna? Ar prieina, ar fotkintis nori, ar... Ne, šitas mane, jeigu aš gerai nusiteikus ir pas mane ateina ir ten nori pasifotkinti, man visai būna faina. Kiti būna matai žmonės tokie, Kartais neaišku būna. Pavyzdžiui, dabar buvau su broliu kavinėje, mes buvom labai senai nesimatę, čia buvo mūsų gimtadienio, aš jį pasikviečiau gimtadienio lančiui ir tiesiog prie manęs priėjo vaikinas, jisai atsisėdo, išsiėmė telefoną ir sako, žiūrėk, mano draugė tave seka ir dabar ką tu turi padaryti, tai jos bus gimtadienis po kažkiek dienų, tai va jungiu aš tau viską, tave seka, tu ją sveikini šičia. Ir toks, jo. Kartais, žinai, kad žmonės jie negalvoja, kaip tu jautiesi, ar kokia čia tavo proga. Ir aš, žinot, kažkaip tada dalis mano galvoja, fainai, jisai parneš draugiai ten tą video ir visą kitą, bet man taip nesmagu ir tada pusė kavinės mane žiūri ir aš galvoju, kaip dabar man jo nenudauž to bičelio, kuris irgi susikėlė savo turbūt pasitikėjimą savim, nori kažką faino padaryti draugiai. Ir aš einu į tokį konfliktą ir aš tada nežinau, ką daryti. Padarai? Ne, nepadariau, nes kaip tik buvau perskaičius knygą Rinkis save. Buvau perskaičius knygą apie tai, kad man reikia mokinti sakyti ne, truputėlį dažniau. Ir aš tada galvoju, taip per tą 20 sekundžių, kol jisai man tą greitą kalbę sakė, aš taip galvoju, ar aš iš tikrųjų noriu dabar prieš visą kavinę nepažįstamam žmogui sakyti su gimtadieniu. Ir taip jaučiu, kad ne, ir tada aš jį numušiau. Kaip tu nori, pasakė jisai, ar ne? Tai buvo. Mano mamai visai patinka. Jis sako, šiandien buvau ten kokioj rūbų parduotuviai, ten koketė dar kažkur. Ir sako, mane atpažino, kad aš Rūtos mama, tai mamai kažkaip faina. Emai ne visada, nes Emai irgi kartais atpažįsta. Mindaugo aš gaunu daugiausia. Kažkaip Mindaugas yra pakankamai populiarus. Aš nesu populiarus. Jisai mėgsta eiti į miestą. Jam labai patinka senamiestį gerti kavą, kur daug žmonių. Tai man dažnai parašo merginos, mačiau Mindaugą ten. Arba nebijok, ten jis buvo su draugu. Arba, pavyzdžiui, sako, mačiau, kad Mindaugas labai gražiai elgėsi su jūsų dukra. Va, nuotrauka. Dabar jie prieš mus. Dviratukas. Sėdėjo ant telefono, jinai lėkė su dviratuku. Nebuvo taip niekad. Perdedu biškį, bet tokių žinučių aš irgi gaunu. Ypatingai, kaip jis išeina kur nors su Kamila. Tai merginas jaučia pareigą mane informuoti kaip mama, kur jie yra ir ką jie veikia. Tai va, tai tokių turim. Žinai, kas sudėtinga iš tikro, kas kelia vieną didžiausių iššūkių, kad platformas be galo greit keičiasi.
Praktiškai vieną, dvi savaitę viskas old news, nespėjai kažką naujo. Tai šitas dalykas yra toks Taip. labai tu turi greitai. labai taip sektas naujienas ir tą, kad tu jau ten pasidarai prieš savaitę, jau gali būti Kol visai... susirašė, tai jau ir pavėlavai. Tai Dabar labai keičiasi, dabar ten, jeigu anksčiau žmonės norėdavo tas informacijos, tai dabar jie žiūri tave, pavyzdžiui, ten Instagrame ant raudono šviesoforo ir tu turi per tą 15 sekundžių ar ten 10 būti jam įdomus, duoti naudos, nes kitaip jie tave nežiūrės. Ir dar kitas dalykas, tai laikas praktiškai, Rūta gali, jeigu bus kažkokia labai tokia įtraukianti tema, tai jinai gali 8-9 valandas būti galva nuleidusi telefoną, susirašinėti su žmonėm, nes vis tiek, tu visada turi ką daryti ten. Gali visada parašyti dar vieną postą, visada gali žinutę atrašyti ir ypač jeigu dar nori kurti tokį gražų ryšį, kaip Rūta daro su savo sekėjams, su jom bendrauti, jom atrašyti, nepalikti žinučių. Nežinau, ten beveik visų, tai... Aš atrašau visas žinutės savo ir jeigu, pavyzdžiui, įdomesnė tema ten apie moterų sveikatą arba apie mitybą, tai aš taip turiu savo galvoje nusispręsti, kad jeigu aš paprašysiu moterų nuomonės arba pasidalinimo patirtim kokią nors jautresnę temą, tai tada aš turiu numatyti bent 5 valandas, kad aš jas turėsiu, nes kažkaip, žmonės pradeda dalintis tokiais labai jautriais dalykais savo patirtim ir kad ten to žinutės kabėtų 2 paras. Kartais taip esu darius, kad čia gal nenuotaika, rytoj atrašysiu. Tai... taip nefaina žmonės. Nefaina kažkaip arba taip pametė aktualiją. Tai šitas yra, kad jeigu aš noriu daugiau įdėti į savo turinį, tai aš turiu tada atsisėdu, dabar einu į jogą, tai ištempat gal. Tai dabar tikriausiai žiūrint, taip atrodo, kaip čia negatyvų, kaip čia sunku. Tai kalbam apie tamsą pusę, bet yra ir šviesioje pusė, aišku. Bet žinot, mes kartais pasikalbam su savo draugais. Jeigu šoki, ten yra vienos problemos, gal ten sąnarius pradeda skaudėti. Jeigu groji dar kitos, jeigu peši trečias ir taip atrodo, kad, nežinau, jeigu verslus labai stipriai kuri, tai gal stresas atsiranda. Kiekvienas darbas arba kiekvienas įsipareigojimas, jisai turi savo kažkokią kainą. Tai mes čia norėjom jums papasakot, kad mes tą kainą irgi mokam. Kad nėra čia, kaip pradžiui sakė, įdedi pastukai. Įdėjau 2000 ir važiuoju kitur, ir važiuoju į Maldyvus. Nėra taip. Dabar turbūt kyla klausimas, jeigu čia taip sunku ir emociškai, ir fiziškai, kam tą daryti? Tai gyvenime mes visi dėvimės ir tiesiog renkamės, kas mums duoda kažkokią naudą, kas duoda pasitenkinimą, kas duoda realizaciją, savirealizaciją ir kas atneša pinigus. Tai pavyzdžiui, man kurti vizualą visada patiko. Aš turbūt nuo kokios 14 metų ten su Romualdu Rakausku iliustruodavau žurnalus, mano tas buvo, man patinka būti matoma. Mindaugui patinka verslas, ne? Jam patinka ten eurovaistinė reikalai, brandas, gamyba, sutartys, jis kažkaip pražįsta tą darydamas. Ir mes su juo, kai susitikom, tai mes kūrėm tokią visai neblogą komandą, aš galiu būti visai neblogas toks kaip ir Vizualas, kol kas. Tai man, nežinau. Front face. O Mindaugas irgi gali realizuoti save, nes, žinot, mes esam pakankamai didelis brandas, turim ir timeless'o produktus, kurie labai perkami moterų, ten, nežinau, nespėjom iš tikrųjų, nespėjom vežti iš Amerikos, koks yra demandas. Turim savo brandą, kuris yra eurovaistinėse, Leclerc. Ir visas tas mano ėjimas į eterį, į televiziją, kūrimas, jisai yra prasmingas, nes jisai man sukelia ne tik bendravimo pasitenkinimą su jumis, bet atneša man tokį visai gerą pragyvenimą ir galimybę keliauti. Man atrodo, daug savirealizacijos yra tame, nes, pavyzdžiui, tave kas, nukerta, tai tas filmavimas vėl prie lango, namie, neaišku ką, bet jeigu būna, ten, kai darėm smėlynuose, ten fotosesija tokia, kažkaip tu didžiuojas tom, kažkaip gerai gavosi, ypač jeigu dar buvo, taip, atrodo ir sunku, bet važiuoji, paskui ir toks, taip.
Tai jo, tada aš savo galvoju, būnu kaip ir verta kažkokio apdovanojimų, tai toks žaidimas. Tai šitas tave pakelia, tai man atrodo, ir kad su tuo darbo indėliu, sakykime, tu ten skiriai ten 2, 3, 4 ar 5 valandas, kad tu pasieki ten 10 tūkstančių žmonių, tai tas irgi yra, wow. Ir tas bendravimas labai apdovanojantis, pavyzdžiui, ten ta moterų išmintis, labai augina. Tai aš net nenoriu vadinti to darbu, aš gal sakyčiau, čia yra mano veikla, kuri mūsų šeimai atneša patogų finansinį tokį gyvenimą, leidžia mum abiem realizuotis ir leidžia man auginti mergaitės taip, kaip aš noriu, nes aš, nežinau, su Kamelytėm tai labai norėjau sėdėti ne namuose, bet net neįsivaizduoju, kad galėčiau kad nereikia eiti ten į darbą, kur būtinai turi ten būti tom valandom, vaiką būtinai į darželį, tai tokio nėra, tu kaip ir labai laisvai gali varijuoti. Pavyzdžiui, galima važiuoti į studiją, filmuoti ten turinį, kurį aš noriu su jumis pasidalinti ir jinai ten turi kokį žaidimo kampelį, kur gali žaisti. Taip. Tai aš kaip mama galiu visada ją turėti šalia ir man tas faina. Man atrodo, mūsų gyvenimo būdui ir tokia situacija tai perfekt yra. Ir dar kas labai faina, reikia visą laiką kažkur važiuoti. Va šitą vietą man labai patinka, nes aš labai mėgstu keliauti. Dažniausiai. Tas važiuot, tai man važiuot, keliauti yra fainai, o Instagramas ir visi kiti socialiniai tinklai kaip ir skatina tave tą daryti, nes kitaip tu nebūsi įdomus. Tau gražiai patinka būti. Gražiam. Tai tas irgi kaip ir, turi būti vis tiek ir gražiai apsirengęs ir pasiruošęs gražiai ir tai čia jos yra natūralus dalykas, kad jinai mėgsta ir puoštis ir dažytis. Jo, mano močiutė 95 metų, kai mes ją vežėm į ligoninę tam paskutiniam kartui, jinai susidėjo antakių pieštuką ir kvepalas ir dar lūpom. Sako, aš taip nemėgstu, kad lūpas nereiškia. Tai aš tada taip žiūriu ją ir galvoju, iš kur aš gaunu tą tokį, kad visą laiką reikia pasitempus būt. Man tinka tas, man patinka. Pavyzdžiui, pas mano tėtį namuose, tai nieks negali atsisėsti prie stalo susivėlęs, susikuitęs ir mama mano visada tokia irgi. Tai man tas nesunku, man tas kelia džiaugsmą, kartai žiauriai užknisa ir mane nutaško, bet šiai dienai, kol kas daugiau pliusų negu minusų. Iš esmės taip. Jeigu minusų būtų daugiau, čia kaip ir santykiuose, tai turbūt tada ieškotumėm daryti kažką kitą. Tai tikiuosi, kad jums buvo įdomu šitas podcastas. Jeigu turit kažkokių klausimų, tai būtinai parašykit. Mes kažkaip galbūt bandysim tos klausimus perkelti į kitą podcastą, jeigu jų bus daug. Tai ir apžvelgti, kad nepalikti jūsų kabančių. O šiaip mes skaitom visus komentarus ir visus juos atrašom. Prenumeruokit, būkit kartu, rašykit, mes tikrai labai laukiam, komunikacija su jumis yra svarbi, tokia užpildanti. Susitiksim kitam podcast'e. Ačiū, kad buvot kartu. Ate.